labai sulietuvijo. Jie visur dalyvavo kartu ir visą laiką. Net kas sako, anksčiau nebūdavo. O dabar nepaprastai, kartu visi. Ir neminė, bet visada girdėti bus Lietuva. Litvanija, viskas į tai buvo. Nu ir tas įvyko. O kitas tapas vokiečių, italų ir lenkų, paskui
ispanų ėjo po mūsų. Lietuvoje antrą vietą, kaip dėmesio centre. New York Times pranešimą padarė apie paskirimą kardinolų, kuris pranešė šitaip 25 paskirti valstybininkai. Nepasirodė, tačiau ne vienas iš sovietinių kraštų atstovas. Šeštadienį, Liepos 2 dieną, priėmė grupė lietuvių, su grupė lietuvių priėmė privačioje audiencijai Šventas Tėvas. Audiencija vyko pačioje puošniausioje salėje, salė dėl trono. Jo šventenybė pabrėžė, jog kardinolo paskirimas yra dovana Lietuvai. Atlaikė šventas mišias rytą Vatikano radijo stotyje, kurios buvo perduotas oro bangumas į Lietuvą. Ta pačią dieną vakare kardinolas iškilmingomis apeigomis Ratas Batkus, Marijonų generolas Petraitis ir Guriskis. O turim kardinolą tikrai tobulą, bažnyčių žmogų. Reiškia, jeigu būtų kitoks paskirtas, gal jis nebūtų toks bažnytiškas, nebūtų toks pamaldus, nebūtų toks šventas. O čia Dievas pats davė mum ir čia galim šito džiaugtis, tuo žavėtis ir sekti juo.
visada atsakė, ai Viešpatie, aš kalbėti nemoku, esu silpnukis ir vertus, kaip kad galėsiu būti pranašu, kaip galėsiu ardyti ir statyti. Nebijok, tarė Viešpats, aš būsiu su tavimi ir tau visada padėsiu. Todėl ir mes šiandien prie altoriaus dedame prie savo dvasinės rožės, nuoširdžias maldas, kad Viešpats visada būtų su jumis, eminencija. Džiaugias tėvynė Lietuva, kad kardinolų papuošta. Garbė trejybei amžinai, žmonijos motinai didžiai. Džiaugias tėvynė Lietuva, mūsų eminencija nauja. Mums Roma teikia dovanų prie jubiliejinių progų. Širdis lietuvių atsilieps ir lengviau meilę Kristui degs. Vincentas papuoštas garbe ir pareigų svarbių našta. Todėl įdėkime į maldą. Ačiū Dievui, sutvėrėjui ir jo sūnui atpirkėjui ir dvasiai šventai drauge ir popiežiui Vatikane. Mums Roma teikia dovanų prie jubiliejinių progų. Širdis lietuvių atsilieps ir lengviau meilę Kristui degs. Dėdžių būrin atiduotas ir prie Petro vainikuotas. Telydi jūs dangus globa ir kyla mūsų tautos vada. Jūs esat mums jaunystės metuose šviesiausia Dievo dovana. Jūs esat mums kaip ryto gėliai, dangaus palaiminta rasa. O dabar Marijos žemės visiems vaikams būsit kaip laivui burė ir kaip žibintas virš uolų, kur blaškos debesis paniurę, kaip plauks jie likimo jūrą, ieškoti Viešpaties namų. Dėkojame Jums už tėvišką globą ir rūpestį, o kad Jūsų kelio akmenys nebūtų tokie aštrūs, kad erškėčiai nežaistų taip skaudžiai širdies, mes prašome Mariją, kad ji globotų visas Jūsų dienas. O labiausiai sudėtosios viltis, tai va tuose vaikučiuose, kurie šiandien čia atėjo, čia prie sosto, tame jaunime, kuris čia stovi, jumyse, kurie čia bažnyčioje susirinkę, visų mūsų tikėjimo ištikimybėje yra
visos viltys sudėtos. Vienas žmogus nieko nepajėgia savo jėgomis. Visi mes turime įsijungti ir savo dalį įnešti. Visi mes privalom atiduoti bažnyčiai ir pasišvęsti. Ir iš tada, kada mes galėsime ir stengsimės, kad mūsų dalis bažnyčios gyvenime būtų įnešta, kad mes pašvęstume save ir visas savo jėgas ne tiek žemiškam gyvenimui, tiek Dievo valios pildymui ir bažnyčiai. Tikrai bažnyčios ateitis bus šviesi ir graži ir tos viltys šventojo tėvo tikrai išsipildys. Prijunkime prie savo gražiausių vilčių savo nuoširdžias maldas. Šito mes nuoširdžiai prašome. Liepos 12 diena. Kapsukas. Jurgio Matulaičio palaimintojo minėjimas. Iškilmė ir kardinolo sutikimas. Dabar laukiame kandiloro, kuris netrukus eis į bažnyčią. Čia laukia susitikę jaunimas, žmonių. Švenčiant Lietuvos Krikšto 600 metų jubiliejų, jo šventenybė popiežius Jonas Paulius II, įvertindamas mūsų tautos garbingai nueitą, bet nelengvą krikščioniško gyvenimo kelią, paskelbė palaimintuoju mūsų tautos garbingą sūnų arkivyskupą Jurgį Matulaičį. Buvo tai didelė dangaus dovana mūsų tautai ir bažnyčiai. Marijampolės šventovė, kurioje ilsisi garbingi palaimintojo palaikai, tapo ne tik Sūduvos, bet ir visos Lietuvos šventovė, sutraukianti gausias tikinčiųjų minias. Čia ištryško naujas malonių šaltinis, padedąs tikinčiam lietuviui atnaujinti savo gyvenimą Kristuje. Ta proga jo šventenybė Jonas Paulius II
mūsų šventovė padovanojo palaimintojo paveikslą. Užtvirtinta kardinolo vardą, išaukštinimą ir garbę. Kam priklauso šis vardas, kam ta garbė man brangi, bet jums saugoti, ginti ir išlaikyti, kad mes visi būtume verti kardinoliškos tautos vardu. Gerai suprantu, kokia didelė atsakomybė ir kokie sunkumai manęs laukia. Matau savo silpnumą ir jėgų ribotumą, kuris visiems yra žinomas. Tačiau pilnai pasitikiu, kaip kadaise domės ne ginklais, ne savo jėgomis, o viešpačiu, nes Dievas man yra uola ir tvirtovė. Mane stiprina ir tie Dievo žodžiai, kuriuos girdėjome Evangelijoje, gana tau mano malonės, nes mano galybė geriausiai pasireiškia silpnume. Tad galiu tarti su apaštalo šventuoju Pauliumi. Džiaugiuosi silpnumais, pažeminimais, paniekinimais, nemalonumais, persekiojimais ir priespauda dėl Kristaus, nes būdamas silpnas esu galingas. Šaukiuosi visagaro viešpaties, Dieve. Nežiūrint mano ir mano tautos menkumo, padaryk mane ir mūsų tautą palaimo ženklu visiems ir visur. Padaviau save ir mūsų mažąją tautą Lietuvą dangiškosios motinos globai ir palaimintojo Jurgio Matulaičio užtarimui. Viešpatie, per mūsų dienas šiandieną nuolat kūrės laimę vėlį, šventinė ir mums dovanoja. Pasaulio nuodėmes, laimingi, kurie yra pakviesti į avinėlio puotą. Viešpatie, nesu vertas,
metu esam taip giliai sujaudinti, ir jūs, ir mes, mūsų žodis, mūsų džiaugsmas pavirto džiaugsmo ašaromis. Ir tai yra geras ženklas, kad mes mokam iš džiaugsmo ir pravirkti. Tai ženklas mūsų lietuviško širdies jautrumo. Tai ženklas, kad mes mylime savo tėvynę ne šaltai, abejingai, bet jautriai, išgyvenančiai. Ir trokštų ir noriu, kad jūsų širdis visada būtų, liktų visada jautrios, jautrios gėriui, jautrios savo tėvynės likimui, jautrios bažnyčiai, jautrios tiesai, jautrios meiliai Dievui. Ir šito linkėdamas aš noriu atsisveikinti su jumis, suteikdamas jums palaiminimą ir atsisveikindamas lietuviškų, krikščioniškų atsisveikinimų garbės Kristui. Eminencija, norim, kad pakeltume didelį klausimą kalinių kunigų. Visi jau išleisti, visi kiekvienas savo vietų, 2 kunigai už nieką ir dabar kamuojasi kalėjimuose. Eminencija, pakelkim šitą klausimą tarptautiniu mastu. Keliamas šiandien dar garsiau, tik mūsų pareiga, kad tas kelimas tarptautiniu mastu ir kelimas čia vietoje žmonių jautrių reagavimų į blogį, jis nenutiltų, nesumažėtų, bet dar ryškiau pasireikštų, dar tvirčiau, griežtų, išreikštų protestų. Tada bus priversti reaguoti į mūsų, sakant, reikalavimus. Mes mokam kartais reikalauti ar sakyti, bet momentiniai tik tai, paskui pavargstam ir nutilstam, o tas nėra gera. Reikia mūsų nenujustamo žodžio ir nenujustamos pastangos. Neveltui mus Kristus mokė kasdienės mūsų duonos. Ir šituo atveju pritaikykim šitą dėsnį. Kasdien reikalaukime šito. Kasdien priminkime tiems, nuo kurių tai priklauso ir kurie dar piktavaliauja šituo atžvilgiu ir nerodo geros valios. Ir reikalaudami mes priversim juos, kad jie parodytų gerą valią. Ir tikime, kad tas geros valios parodymas ateis artimiausių laikų.